Labas vakaras visiems. Labas vakaras visiems, kurie šiuo metu yra kartu prie televizorių ekranų. Labas vakaras visa puikiai, nuostabi, žavinga publika. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi, taip. Šiandieną ypatingas vakaras, ypatingas laikas, kurio mes laukiame labai seniai ir galų galiai jisai atėjo. Pasižiūrėkite, jūs tik pasižiūrėkite, kiek gyvų legendų yra po vienu stogu. Arvydas Sabonis atstovauja krepšininkams yra pas mus. Štai. Tiesiai nuo jubiliejaus stalo, turbūt trumpam. Gintautas Umaras, palikęs trumpam dviračius. Lina Kačiušytė, mačiau, graži kaip visuomet. Taip, ir tai yra, kur be pažvelgsi, taip. Jonas Kazlauskas, treneris. Ir kur be pažvelgsi vien tik tai sporto legendos. Ir žinoma, tai yra tik tai nedidelė dalis tų žmonių, kuriuos aš paminėjau. Ir žinoma, kad kiek galėsim, mes juos pamatysime scenoje čia. Kadangi yra proga. Pagrindinės Lietuvos sporto organizacijos, pagrindinės Lietuvos sporto jėgos suvienijo savo jėgas praeitų metų pabaigoje tam, kad atliktų šventą misiją, kad išrinktų pačius geriausius. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Kūno kultūros ir sporto departamentas, Lietuvos sporto žurnalistų federacija, visa sporto visuomenė susivienijo tam, kad išrinktume pačius geriausius, kurie buvo tokiais 2014 metais. Jie stengiasi, jie kovojo ir buvo visko. Ir jie yra to verti. Žinote, kaip ir žmogaus gyvenime turbūt, kiekvienais metais tie metai būna skirtingi. Būna pakilimų, būna nuopulių, būna šokiai labai aukštai, būna, kad krenti, užsigauni, bet keliauji toliau. Lygiai taip pat ir kalbant apie mūsų sportininkus. Juk mūsų sportininkai iš tikrųjų, jie stengiasi, jie kovojo, jie nebodami traumų siekia tikslo kartais nežiūrėdami savo, ne tokią tobulą finansinę situaciją, netgi siekia tikslo tuo metu, kada pasirodymo metu pačiūža būdavo perplėšiamos jų kelnes, ar ne? Mūsų sportininkai iš tikrųjų buvo atkaklus. Mūsų sportininkai buvo ir geraširdiški, atlaidus ir draugiški. Pavyzdžiui, žiemos trasoje jie galėdavo pajutę galimo olimpinio medalio svorį ant savo krūtinės, nepataikyti kelis taikinius tam, kad pasidžiaugtų kiti, arba pavyzdžiui, ar ne, ir klavimo pasaulio taurės finale išvirsti iš valties. Kaip sakė klasikas, kuris mūsų salėje taip pat yra, nesikankink dėl medalio, bičiuli. Bus pergalių, bus šlovės. Kiti taip pat nori pasidžiaugti. Ir aišku, mūsų sportininkai išliko patriotais. Jie išliko patriotais ir 2014 metais. Mesdami baudas, jie galvojo apie Lietuvą. Taip, mes tą žinome. Ir jie pasiekė puikių rezultatų. Buvo pergalių, buvo emocijų, buvo gerų dalykų. Ir mes esame, aišku, maži. Mes nesame dideli, mes esame maži, tačiau mus gerbia. Kur mes bekovotume? Ant žolės, ant smėlio, ant kilimo, ant parketo, vandenyje, pakibę ore virš krepšinio lanko, mus gerbia ir tuo mes didžiuojamės. Ir dėl to dabar atėjo metas padėkoti mūsų sportininkams. Vakaras skirtas geriausiams Lietuvos sportininkams prasideda. Kągi, ponai ir ponios, pradėkime nuo nominacijos, kuri yra pirmoji neatsitiktinai. Logiška, kad mes pradėsime nuo žmogaus, kuriam visas sportininko gyvenimas, sportininko karjera dar yra prieš akis. Pirmoji šio vakaro nominacija – Metų proveržis. Metų proveržis. Ir įteikti šį apdovanojimą pirmą šį vakarą ir paskelbti nominantus į sceną aš kviečiu olimpinį čempioną Romą Ubartą ir nacionalinės premijos laureatą Gintarą Rinkevičių. Labas vakaras visiems, labai malonu visus jūs matyti šitą gražią šventę. Nu ir man malonu būti su jumis kartu. Ačiū. Labas vakaras. Taigi, tarp sportininkų ir menininkų turbūt yra daug bendro. Mums visiems reikia įrodinėti, kad mes esame geri arba geresni, arba kartais galime būti ir geriausi. Ir aišku, kad menas visada yra sportas, o sportas, gražus sportas visada yra gražus ir visą laiką meniškas, dėl to jis skamba kaip pati gražiausia muzika. Taigi, metų proveržiu pretenduoja tapti
Dėmesio į ekranus. Metų proveržis. Andrius Gudžius, 23 metų disko metikas, iš Kauno rajono prieš 4 metus tapęs pasaulio jaunimo čempionu, drąsiai žengė į suaugusiųjų varžybas. Šiemet tapęs Lietuvos čempionu, o Europos čempionate užėmęs 10-ąją vietą. Vasilijus Lendelis. Dar vienas 19-metis panevėžietis nustebino dviračių sporto elitą. Europos suaugusiųjų čempionate iškovojęs 4-ąją vietą Keirino rungtyje ir buvęs 8 sprinto varžybose. Europos jaunimo pirmenybėse jis 2 kart buvo 5. Danas Rapšys. Pernai Europos jaunimo čempionų tapęs 19-metis panevėžietis ryžtingai įsiveržė į elito gretas. Europos suaugusiųjų čempionatą patekęs į 200 metrų plaukimo nugarą finalą ir jame iškovojęs 5-ąją vietą. Aš dabar atplėšiu, nereikia plėšti, bet taip pasižiūrėsiu, kas užrašyta šiame voke. Ir sakau, metų proveržis Andrius Gudžius. Labas vakaras visiems. Esu maloniai nustebintas, gavęs tokį gražų ir puošnų apdovanojimą. Norėčiau padėkoti visiems, kurie padėjo man siekti rezultatų ir pasekoja gauti šitą puikų deglą. Ir be abejo dėkoju treneriui labai, be kurio nebūčiau pasiekęs tokių rezultatų. Mūsų lengvos atletikos federacijai ir prezidentui lengvos atletikos. Ir savo žmonai, kuri visą laiką palaiko mane per varžybas ir padeda jam ruoštis. Ačiū vyrai. Galingi džentelmenai, kurie užlipa ant scenos ir tokių vyrų dar mes šį vakarą pamatysime daug. Ir vakaras dar tik tai prasideda, taip kad mes pradėkime nuo kompanijos, kuri dalinai gali būti irgi pavadinta metų proveržiu. Tapo tokiais praėjusiais metais, arba jeigu aš neklystu, ne taip ir seniai. Tai yra Aleksandras Ivanauskas ir choras Božolė. Manim patikėsit, bus gerai, gerai. Gerai mums bus. Tegul žiaurus vėlius draskys perpūs. Netikėk, ką prieš visos, netikėk, aš tikės tau svetimi. Šis gyvenimas viską palaipsiu, pasiimsiu tik tai, ką radau aš tavyje, šviesą lydėjus į kelią.
vilioja mane. Būtis bandys paslėpti viską kantriame laike ir liūdesį išlaistyti lietų, o viltis viltingos akstava. Tau pavasario gėlė tyra, tau vasaros naktis, tik tau rudens vilties melodija. Gal sutiksiu, mintis nedrąsiai išsibarsto kelyje, daina skambėjusiai tavy, tavo malda, būtent net pasnori tolintų nuo žiemos ir barstų jūros smėlį vėjas saulės link, o aš tik vėjuosi ir vėjuos. Tau pavasario gėlė tyra, tau vasaros naktis, tik tau rudens vilties melodija. Aleksandras Ivanauskas, Fara ir Boželė choras. Na, tam tikrais turbūt operuojant sportiniais terminais galima būtų pasakyti, kad žaidžiantis treneris su jauna savo komanda pasirodė ir panašu, kad puikiai sutarė tarpusai. Mes šį vakarą beje teiksime apdovanojimus ir treneriams, ir komandoms, tiek vyrų, tiek moterų, ir dar bus daug apdovanojimų, tačiau šiuo atveju mes judame jau prie antrosios vakaro nominacijos. Ir visi čia esantys sportininkai sutiks, kad sportininkų gyvenimas nebūna vienodas. Na, vienetai tokių yra turbūt, kurie pradeda savo karjerą ir po truputėlį kylančią kreivę kyla į viršų. Būna įvairiausių šuolių į viršų, nuosmukių. Ši nominacija, kuri netrukus bus pristatyta, primena netgi tam tikrą istoriją. Atsimena, tokia yra apie žmogų, kuris išėjo degtukų su šlepetėm ir grįžo po savaitės. Tiesiog taip nutiko. Taip, kad ši nominacija irgi turbūt iš dalies gali priminti šią istoriją, vadinasi, jinai metų sugrįžimas. Metų sugrįžimas. Taigi, nominacija metų sugrįžimas ir skirta jinai yra vienam iš sportininkų, kuris parodęs puikius rezultatus, buvo šiek tiek pasitraukęs iš mūsų akiračio ir vėl sėkmingai sugrįžo į sportinę areną 2014 metais. Ir šią nominaciją pristatyti į sceną aš kviečiu 5 kartus karate Kyokushin Europos čempioną, 2 kart pasaulio vicečempioną Donatą Imbrą bei olimpinį ir pasaulio čempioną dviratininką Gintautą Umarą. Labas vakaras, sportininkai.
sportininkų artimieji, entuziastai. Smagu Jūs matyti šiame renginyje. Turbūt vienintelėme metų renginyje, kur vienu metu susirenka visos sporto šakos. Ir nepriklausomai, kokią religiją mes išpažįstam, šiandieną yra tas vakaras, ta diena, kai mes galime ramiai, be įtampos visi padiskutuoti, pasišnekėti, pasidžiaugti vienos kito pergalėm ir palinkėti sėkmės ateityje. Ir šiandieną, kaip ir minėjo Martynas, mes esame atsakingi už nominaciją Metų sugrįžimas. Ir mano kolega Gintautas šiek tiek daugiau apie tai pristatys ir pakalbės. Labas vakaras, gerbiami ponai ir ponios, kolegos, bičiuliai ir draugai. Aš manau, kad šitoj salėje čia sėdi visi tie 500, kurie norėtų sugrįžti. Ir net tie jauni, kurie jau ką nors yra padarę, irgi norėtų sugrįžti. Tačiau į metų sugrįžimo apdovanojimą pretenduoja Metų sugrįžimas. Giedrius Arlauskis. 27 metų vartininkas pripažintas geriausiu 2014 Lietuvos futbolininku. Metus jis pradėjo kaip atsarginis Kazanės Rubin komandoje Rusijoje, bet persikėlęs į Rumuniją ir stojęs ginti Bukarešto Steaua ekipos vartų, sulaukė pripažinimo šioje šalyje, o Lietuvos rinktinės vartuose buvo nepakeičiamas. Aurimas Didžbalis. 23 metų sportininkas sugrįžo po diskvalifikacijos ir pasaulio čempionate Kazachstane svorio kategorijoje iki 94 kg iškovojo bronzos medalį. Dvikovė suma 399 kg. Rovimo rungtyje klaipėdietis pelnė mažąjį sidabro medalį 185 kg. Giedrius Titenis. 25 metų Anykštėnas savo kolekcijoje jau turėjo svarbių laimėjimų, bet 2014-aisiais padarė naują šuolį savo karjeroje. Europos čempionate iškovojęs bronzos medalius plaukdamas krūtine 100 metrų distancijoje ir 200 metrų distancijoje. Neolimpinėje 500 metrų krūtine rungtyje jis iškovojo sidabrą. Na kągi, daugelio nuomonė lėmė, kad Giedrius Titenis yra metų sugrįžimas. Metų sugrįžimas yra Giedrius Titenis ir Giedrius negalėjo būti šį vakarą su mumis, tačiau jisai atsiuntė savo padėką ir žvilgtelkime ekranus. Labas vakaras visiems. Labai apmaudu, kad negaliu šį vakarą būti su jumis šioje nuostabioje šventėje. Labai norėčiau čia būti, bet dėja turiu stovyklą, teko išvažiuoti. Ačiū visiems už apdovanojimą. Aišku, šis apdovanojimas daug ką reiškia man, manau ir mano treneriui ir visiems, kas mane palaikė. Jau nebūčiau pasiekęs be savo komandos, tai yra medikų, personalo, trenerių, draugų, artimųjų, kurie mane palaikė. Ačiū jums visiems ir ačiū dar kartą už šį apdovanojimą. Giedrius Titenis, bet vis dėlto mes prašysime, ką nors iš federacijos ateiti ir paimti apdovanojimą. Aišku, gali būsimoji žmona, nes mes žinom, kad ir vestuvės laukia netrukus. Taip, kad plaukimo federacijos atstovus mes prašome arba žmoną paimti apdovanojimą, kuris yra skiriamas Giedriui Titeniui. Apdovanojimas pavadintas Metų sugrįžimas. Štai, panašaus, netokio sudėjimo žmogus, bet... Jeigu neklystu, federacijos generalinis sekretorius. Galit ką nors dar pridėti prie Giedriaus pasakytų žodžių? Ačiū. Iš tikrųjų, Giedrius niekur nebuvo dingęs, bet tikiuosi, kad šis sugrįžimas ant podiumo tikrai bus ne paskutinis. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū. Kągi, vėlgi, jeigu mes judėtume prie muzikos, galima sakyti, kad Lietuvoje irgi pasitaiko tokių dalykų, kalbant apie muzikinį pasaulį, kad grupės ar atlikėjai dingsta trumpam, vėl pasirodo, bet tai turbūt dažniausiai sąlygota jų kūrybiniais užsiėmimais. Ir štai netrukus mes pamatysime grupę, kuri ne vieną kartą pasitraukdavo, bet tu visada būdavo į ramus, žinodamas, kad jie visuomet sugrįš. Tai yra grupė, kuri visai neseniai išleido savo naują albumą Visi keliai veda prie jūros. Tai yra Biplan.
akis tuomet, kai skauda, sukas dantis, kuomet per daug jau žodžių netikrų ir iškreiptos tiesos aš negaliu. Atleisk, bet aš už laisvę, už tas akis, kur spindi laimę, už tuos, kas nepažįsta baimės ir už vaikus, kad gimtų meilėje, nes aš su tais, kurie už laisvę, su tais, kas nepaliks nelaimėje, nes jų vaikai gyvena meilėje. Išlik žmogum, nepasiduoti, kai bus sunku savo žodį duoti, niekad nepalūžt ir iki galo likto jai reikės be baimės mirt už laisvę, už tas akis, kur spindi laimę, už tuos, kas nepažįsta baimės ir už vaikus, kad gimtų meilėje, nes aš su tais, kurie už laisvę, su tais, kas nepaliks nelaimėje, nes jų vaikai gyvena meilėje. Už laisvę, už tas akis, kur spindi laimę, už tuos, kas nepažįsta baimės ir už vaikus, kad gimtų meilėje, nes aš su tais, kurie už laisvę, su tais, kas nepaliks nelaimėje, nes jų vaikai gyvena meilėje. Grupė Biplan, pono ir ponios. Pergalės visuomet yra saldu, ar ne? Jūs puikiai žinote tą skonį. Ir visai nesvarbu, kokios tos pergalės, ar tu laimėtum šachmatų partijas Reikiškių parke, ar Ribkos varžybą Žemaitijoje kur nors, ar kokį nors mėgėjų futbolo čempionatą. Tačiau kai kurios pergalės yra ypatingai svarbios, jos eina į sporto istoriją, jos garsina tavo šalį. Dėl to logiška, kad kai kurias pergalės mes matome daugiau, džiaugiamės jomis labiau ir norime, kad tie pergalių kaltininkai būtų pagerbti. Mes pristatome nominaciją, kuri vadinasi Metų pergalė. Metų pergalė.
Nu, nugalėtojų šioje nominacijoje paskelbs 2 ypatingai Lietuvos sportui nusipelnę žmonės, kaip ir žinoma visi prieš tai ant šios scenos buvę ir dar lipsiantis. Tai yra pasaulio, Europos ir olimpinė čempionė, krepšininkė Angelė Rupšienė ir legendinis Lietuvos krepšinio treneris, 2-kart bronzinės komandos vadovas Vladas Garastas. Labas vakaras. Tokia nominacija, kad pasiekimo visam gyvenimui negalima siekti. Kiekviena pergalė yra siekiama kiekvieną kartą iš naujo. Viskas. Nu, jeigu treneris taip trumpai, tai tada ir aš trumpai. Metų pergalė į ekranus. Metų pergalė. Lietuvos vaikinų krepšinio 3x3 rinktinė. 30-mečio trenerio Daliaus Lubio treniruojama komanda triumfavo antrose jaunimo olimpinėse žaidynėse Nenzingė, Kinija, kur laimėjo visas 13 rungtynių, o finale per pratęsimą įveikė prancūzus. Rinktinė atstovavo 18-mečiai kauniečiai Martynas Sajus, Kristupas Žemaitis, Justas Vazalis ir Jonas Lekšas. Ramūnas Navardauskas. 26 metų dviratininkas iš Kvėdarnos tapo pirmuoju lietuviu, kuris laimėjo prestižinių Tour de France lenktynių etapą. Be to, jis 2-kart šiose lenktynėse finišavo 3 ir laimėjo Cirque de la Sarthe lenktynės. Lietuvos vyrų mažojo regbio rinktinė. Lietuvos regbininkai po dramatiškos kovos laimėjo Kaune vykusį Europos A grupės čempionatą ir iškovojo teisę 2015 metais kovoti 12 komandų elito grupėje. Tai reiškia, kad lietuviai išsaugo viltis patekti į 2016 metų Rio de Janeiro olimpiadą. Turbūt neatspėsit. Metų pergalė. Lietuvos vaikinų krepšinio 3x3 rinktinė. Labą vakarą visiems susirinkusiems gerbėjai svečiai ir sportininkai. Visų pirma, norėtume padėkoti Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, kuris mums suteikė galimybę dalyvauti antrose vasaros jaunimo olimpinėse žaidynėse ir kur teko garbė ginti Lietuvos vardą. Taip pat norėtume padėkoti mūsų treneriui, kuris mums padėjo to turnyro metu, davė įvairiausių patarimų varžybų metu. Taip pat didelis ačiū tėvams, artimiesiems, visiems draugams ir giminėms, kurie mus palaiko už televizijos ekranų. Taigi, ačiū visiems. Ačiū labai. Kągi. Prie apdovanojimo mes grįšime netrukus, tačiau dabar scenoje vienas ypatingas žmogus. Kai aš pirmą kartą jį pamačiau scenoje, pagalvojau, kad jeigu futbole nebūtų tokių smulkmenų kaip perdavimai, smūgiai į vartus, lakstymas, turbūt mes turėtume savo Cristiano Ronaldo, Messi, Robeną, viską viename. Pasitikite futbolo genijų. Eduardas Butiuto.
Eduardas Butiuta, argi jis negenialus? Išmaudykite į ovacijose, jisai to vertas iš tikrųjų. Kągi, Lietuvos sportininkai rodė, kad yra ryžtingi, kad siekia tikslo, kad stengiasi, kad viską daro dėl pergalės. Tačiau yra tokių sportininkų, kuriems likimas skyrė dvigubai stipresnius išbandymus. Ir tie išbandymai būna kartais ypatingi. Tai yra nominacija, kuri vadinasi apdovanojimas sportininkui su negale. Sportininkas su negale. O štai šią ypatingą nominaciją į sceną įteikti kviečiame Everesto užkariautoją Vladą Vitkauską ir Europos čempionatą laimėjusios netaip ir seniai moterų rinktinės trenerį, Seimo vicepirmininką Vydą Gedvilą. Labas vakaras, gerbėmieji. Manau, kad žmonės, kurie pristatyti šitoj nominacijai savo gyvenime įveikė viršūnės gerokai sudėtingesnės negu aukščiausi žemės kalnai. Tai tuo labiau manau, kad nominantas, kuris iš jų bebūtų, tikrai praėjo išmėginimus ir yra pasiekęs sporte viršūnę aukščiau Everesto, aukščiausiai iš žemės kalnų. Todėl linkiu ir nominantams, o ir jums visiems įveikiamų gyvenimiškų viršūnių, kurios yra svarbiausios ir kad kuo daugiau tarp jų būtų šviesiųjų. Labas vakaras, miela sporto visuomenė, mieli televizijos žiūrovai. Džiaugiuosi jūs matydamas čia taip gausiai susirinkusius ir noriu jums tą progą visiems padėkoti, visos sporto visuomenės vardu padėkoti už Lietuvos vardo garsinimą. Ir noriu, kad šiuo metu televizijos ekranuose pasirodytų kandidatų metų sportininkas su negale pristatymas. Sportininkas su negale. Mindaugas Bilius. 32 metų lengvaatletis Europos neįgaliųjų čempionate iškovojo 2 medalius. Rutulio stūmimo varžybose jis tapo žemyno čempionu, o disko metimo sektoriuje pelnė sidabro medalį. Kazimieras Dauskurtas. 24 metų sportininkas iš Europos kurčiųjų badmintono čempionato parsivežė net 3 bronzos medalius. Jis užėmė 3 vietą asmeninėse, vyrų dvejetų ir komandų varžybose. Jonas Spudis. 33 metų buvęs dešimtkovininkas tik pernai pradėjo dalyvauti neįgaliųjų varžybose. Europos čempionate jis iškovojo aukso medalį ieties metimo rungtyje. Metų sportininkas su negale Mindaugas Bilius. Labas vakaras visiems. Labai malonu, kad mūsų neįgalius įtraukėte į šitą visą judėjimą sporto ir iš tikrųjų labai norėčiau padėkoti visų pirma už šitą laimėjimą. Tai savo treneriams, Deimantui Jusiui, taip pat Rimantui Plungiai, taip pat neįgaliųjų sporto federacijai, jos prezidentui. Aišku, labai dėkingas esu savo tėvams, kurie po traumos tikrai labai smarkiai manim pasirūpino, gerai pasirūpino. Taip pat esu dėkingas be galo savo žmonai, kuri visą laiką stebi varžybas. Ir kas be ko, vienas iš didžiausių, iš tikrųjų, mano neįgaliojo sporto kely taip pat padeda Šiaulių miesto savivaldybė. Ir labai didelis dėkui kompanijai Humel, kuri
tikrai rūpinasi neįgaliųjų sportu. Ačiū Jums visiems labai. Gerą vakarą. Ačiū. Mindaugas Bilius beje praėjusiais metais Europos čempionate pagerino rutulio stūmimo rekordą Europos. Taip, kad iš tikrųjų sportininkai buvo ypatingi metai. O mes judame toliau ir visi sportininkai sutiks su to. Žinoma, kad sportininkas jis yra matomas, ar jis yra komandoje, ar jis kovoja vienas, tačiau visi sutiks su tuo, kad be didelės komandos visi pasiekti rezultatai nebūtų tokie, kokie jie yra. Mes kalbame apie gydytojus, apie trenerius, apie techninį personalą, apie rėmėjus, apie artimuosius galų gale. Ir šį kartą tai yra specialus apdovanojimas. Apdovanojimas, kuris vadinasi Už pagalbą sportininkams. Už pagalbą sportininkams. O štai šie apdovanojimai teikti mes kviečiame į sceną olimpinę čempionę, slidininkė Vida Vencienė ir Lietuvos vidaus reikalų ministrą Saulių Skvernelį. Labas vakaras, sporto bendruomeniai. Man didelė garbė būti šitam iškilmingam renginyje. Dar didesnė garbė būti kartu su olimpinė čempionė ponė Vida, kur galėsime pristatyti, labai matyt prasmingą nominaciją pristatyti už pagalbą sportui. Nes kiekvieną rezultatą galime pasiekti savo talento, darbštumo dėka, tačiau reikalinga visą laiką ir pagalba. Moralinė, materialinė, valstybinė, tiesiog sirgalių palaikymas būtinas. Mūsų sportininkai to nusipelnė ir to reikalauja. Labas vakaras visiems. Labai malonu būti mums čia, malonu suteikta garbė ir iš tikrųjų labai, manyčiau, svarbus ir apdovanojimas yra. Tai ministras labai daug ką pasakė, tai dabar žiūrime į ekranus ir pamatysime tuos nominantus. Už pagalbą sportininkams. Dalius Barkauskas. 49 metų kaunietis nuo 1996 metų rūpinasi Lietuvos olimpiečiais, o nuo 2000-ųjų yra Lietuvos olimpinės komandos vyriausiasis gydytojas. Jo pagalbos yra sulaukę visi žinomiausi šalies sportininkai. Kauno miesto savivaldybė. Kai 2014 metų rudenį Kauno Žalgirio krepšinio komanda buvo atsidūrusi ant finansinės prarajos, Kauno savivaldybė ėmėsi ryžtingų žingsnių ir per savo įmonę suteikė klubui tuo metu būtiną paramą. Werneris Hansas Cvimferis. 70-metis šveicaras yra ilgametis Lietuvos irklavimo rinktinės rėmėjas, padedantis mūsų sportininkams ir asmeninėmis lėšomis įrengiant treniruočių stovyklas Šveicarijoje ir Italijoje. Aš manau ir jūs visi sutiksite, kad jeigu būtų tos trys galimybės įteikti trims žmonėms šitiems prizus, jie visi verti tų prizų, tikrai. Tas žmogus, kuris yra pas mane čia, be abejo, komisijos ir visų, manau, žiūrovų ir jūsų esančių salėje išrinktas geriausias. Tai aš ir skelbiu jį. Wow! Apdovanojimas už pagalbą sportininkams yra Werneris Hansas Cvimferis. Ačiū labai. I'm so surprised, and I do this job with very lot pleasure, because the spirit, this mentality of the athletes in Lithuanian is fantastic and exceptional. Thank you and ačiū labai. Ačiū, tai yra kukli nugalėtojo padėkos kalba.
kurią puikiai supratote. Gražus padėkos žodžiai, malonus siurprizas. Ir toliau pasitikite, mūsų scenoje 4 rožės. Galiausiai lieka kantrus, didžiausia vėliava bus tavo ant aukščiausio kalno. Kartu mes užupę veržlesni, mes už audrą stipresni, į žygio dangų kelsim, kai tik už rankų susikibsim. Kartu mes už upę veržlesni, mes už audrą stipresni, į žygio dangų kelsim. Žygio dangų kelsim, kai tik už rankų susikibsim. Kartu mes už upę veržlesni, mes už audrą stipresni. Žygio dangų kelsim, kai tik už rankų susikibsim. Mes už upę veržlesni, mes už audrą stipresni, į žydrą dangų kelsim, kad tik už rankų susikibsim. Mes už upę veržlesni, mes už audrą stipresni, į žydrą dangų kelsim, kad tik už rankų susikibsim. Žygio dangų kelsim, kai tik už rankų susikibsim. Forauzės, ponai ir ponios. Ir mes judame toliau. Lietuvos radio televizijos eteryje metų sporto apdovanojimai 2014. Ir žinot, su to irgi sutiksite greičiausiai visi, kad mes pripratome prie tos klišės, kuris skamba taip, kad Lietuvoje yra apie 3 milijonus krepšinio trenerių, ar ne? Sutinkate su to, jūs didžioji dalis irgi esate vieni iš jų. Tačiau norėčiau patikslinti, kadangi Lietuvoje yra apie 3 milijonus visų sporto šakų trenerių. O keliaujant po pasaulį teko įsitikinti, kad visame pasaulyje, ne tik Lietuvoje, yra tas pats. Kur tu bebūtum, ar kur nors Peru aukštikalnėse žiūrėdamas futbolo varžybas su vaikais, kurie geriau žino už trenerį, kaip reikia elgtis. Ar būdamas kur nors Čikagos stadione ir stebėdamas beisbolo varžybos, kur aišku visi yra geresni treneriai, negu visi ten treneriai susirinkę. Arba būtum kur nors Indijoje kriketo varžybose. Net nežinodamas taisyklių, tu gali sakyti, kad žinau, kaip elgtis. Taip, kad norint būti treneriu, reikia būti labai drąsiu. Todėl šią nominaciją mes padėkosime Lietuvos treneriams. Metų treneris. Metų treneris. O štai šį ypatingai svarbų išdido apdovanojimą įteiks olimpinė čempionė ir pasaulio rekordininkė plaukikė Lina Kačiušytė. Ir
įmonės Olifėja kasmet skiriančios didelės lėšas Lietuvos sportininkams vadovas Antanas Muraška. Labas vakaras visiems. Malonu Jūs pasveikinti tokią gražią šventę ir aš norėčiau Jūsų vardu visų sporto visuomenės ir žmonių, kurie myli sportą vardu, padėkoti Loterijos Perlas žaidėjams, kurie tikrai gausiai prisideda prie didžiojo sporto finansavimo. Ačiū jiem. Labas vakaras. Labai nuoširdžiai noriu visus pasveikinti čia susirinkusius sporto žmonės, o ypatingai visus nominantus ir ypatingai laimėtojus, žinoma. O dabar dėmesio į ekranus. Nominacija Metų treneris. Metų treneris. Jonas Kazlauskas. Lietuvos krepšinio rinktinės strategas, kuriam šiemet sukako 60 metų, pasaulio čempionate Ispanijoje komandą atvedė iki 4. vietos. Žilvinas Ovsiukas. Lietuvos plaukimo rinktinės vyriausiojo trenerio iš Anykščių dėka medalius svarbiausiose varžybose skina ne tik Rūta Meilutytė, Giedrius Titenis, bet ir ugdoma nauja šalies plaukikų karta. Bronislovas Višniauskas. Lietuvos sunkioji atletika neįsivaizduojama be šio trenerio, kuris nuolat ieško naujų talentų ir ugdo juos Klaipėdoje. Aš labai pikta, bet metų treneris Jonas Kazlauskas. Labas vakaras visi. Aišku, esu labai sujaudintas, nes jeigu atvirai tikrai nesitikėjau, bet čia pagarba visai mano komandai, visiems žaidėjams, visiems treneriam, kurie dirbo kartu, čia nėra mano vieno kažkoks tai nuopelnas. Tuo pačiu norėčiau padėkoti savo šeimai, ir visų mūsų žaidėjų artimųjų šeimams, kurios, kaip sakant, namie laukia mūsų, o mes atliekam tą darbą. Ir aišku, suprantu, kad tai dar labiau įpareigoja. Ačiū visiems. Kągi, žinote, šioje situacijoje aš prisiminiau kitą trenerį ir grįžo tokia istorija šviesios atminties. Algis Gedminas, baigęs trenerio karjerą, dažnai mėgdavo žurnalistai, komentatoriai jį pasikviesti. Jis iš tikrųjų buvo tam labai dėkinga persona, visuomet žinodavo, ką pasakyti, buvo labai spalvingas treneris. Ir vienų rungtynių metu buvo 2 komentatoriai ir jie kalbėjosi tarpusavį ir vienu metu lyg ir buvo pamiršę, kad gerbiamas treneris Algis yra kartu. Ir po kelių minučių jie komentavo moterų varžybas ir jie prisiminė, kad yra dar svečias. Ir jie taip lyg ir įsivaizdavau, atsisuko į jį, sako, beje, treneri, ką jūs manote apie šį žaidimą, apie šią komandą. Algis padaręs tokią reikšmingą pauzę, jam būdingą atsakė, visiškai nevaldoma komanda. Taip, kad prisiminus tą istoriją, aš noriu pristatyti apdovanojimą, kuris bus skirtas valdomai komandai, moteriškai valdomai komandai, kuri pasiekė labai daug ir bus išrinkta geriausia praėjusių metų moterų komanda. Tai yra moterų komanda. Metų. Metų moterų komanda. Ir turbūt, kaip čia dabar pasakyti, nesupykit kiti vyrai, bet nebuvo turbūt geresnių pretendentų įteikti šį apdovanojimą, kaip tie 2 žmonės, kurie netrukus pasirodys scenoje. Tai yra Lietuvos garsiausias dizaineris Juozas Statkevičius bei UEFA taurės bei Čempionų lygos laimėtojas futbolininkas Edgaras Jankauskas.
Labas vakaras visiems. Ačiū už suteiktą galimybę būti čia ir apdovanoti nugalėjusią moterų komandą. Sveiki. Nu ir kągi, mes turim pažiūrėti, kuri ta moterų komanda laimėjo. Metų moterų komanda. Šiaulių moterų futbolo komanda Gintra universitetas. Lietuvoje jau seniai lygių neturinčios Šiaulių futbolininkės Europos klubų čempionų lygos varžybose ne tik įveikė atrankos barjerą, bet ir pasiekė aštuntfinalį, patekusios tarp 16 geriausių žemyno komandų. Ieva Dumbauskaitė ir Monika Povilaitytė. 20-metės yra pajėgiausia Lietuvos paplūdimio tinklininkių pora. Pasaulio jaunimo iki 21 metų čempionate Kipre jos iškovojo 8 pergalės iš eilės, bet finale nusileido kanadietėms ir pasipuošė sidabro medaliais. Milda Valčiukaitė ir Donata Vištartaitė. 20-metė Milda Valčiukaitė ir 25 metų Donata Vištartaitė šiemet nepakartojo pernykštės sėkmės, bet Lietuvos irkluotojų dvivietė išliko viena geriausių pasaulyje. Europos čempionate Serbijoje jos iškovojo sidabrą, pralaimėjusios tik Lenkiams, o pasaulio čempionate Olandijoje buvo 4. Nu kągi, laimėjo mano naujų manekenių komanda. Tai Milda Valčiukaitė ir Donata Vištartaitė. Labas vakaras visiems susirinkusiems, visiems televizijos žiūrovams. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad dėja praeiti metai nebuvo tokie sėkmingi kaip 2013, bet tikiuosi su jūsų visų pagalba, su viso personalo pagalba, trenerių pagalba, artimųjų pagalba, šie metai bus dar geresni. Norim padėkoti visiems tiem, kurie tikėjo, kurie buvo šalia visą tą laiką ir kurie ėjo kartu su mumis ir padėjo kovoti dėl visų šitų pergalių. Ir ačiū jums visiems už tikrai neeilinį vertinimą. Ačiū. Taip, žinoma, kad šį vakarą laukia dar geriausių sportininkų įvardinimas, tiek moters, tiek vyro nominacijose. Laukia dar vyro komandos paskelbimas. Mūsų laukia dar ypatingas apdovanojimas už nuopelnus Lietuvos sportui. Šiek tiek vėliau. Kol kas metas muzikai. Scenoje Mija. Išnyko angelas lange, iš namų išėjo dvasios, kurios taip saugojo mane tave. Jų neberasi, nebeliko kas jauku, o kaip norėčiau dar bent sykį pabandyt. Viskas išnykę, bet aš likau, aš gyva gali būt tikras, aš likau, nors siela drasko juodas tikras, bet likau. Žemės gilo degė miestai, praeitis pakrantė bėgo. Nei ką šauktis, nei ką kviesti. Nieko. Tu sakei, aš be idėjų, bet tavęs tikrai pražūsiu. Jau ir pats to patikėjai. Bet aš likau, aš gyva gali būt tikras. Aš likau.
tikroji gimnastė aerobikos čempionė galėtų būti Mija mūsų scenoje, o toliau Lietuvos radio televizijos eteryje tęsiasi Lietuvos sporto apdovanojimai 2014. Ir moterų komanda pripažinta geriausia, mes tai išsiaiškinome prieš keletą minučių. Netrukus sugrius dar viena intriga, kadangi sužinosime, kam atiteks apdovanojimas už geriausią praėjusių metų vyrų komandą. Metų vyrų komanda. Šį kartą įteikti apdovanojimą į sceną aš pakviesiu du jums puikiai pažįstamus ir jūsų mylimus vyrus. Visų pirma, tai yra geriausio lietuviško pasirodymo Eurovizijoje idėjinis vadas ir ordino už nuopelnus Lietuvai kavalierius Andrius Mamontovas bei dukart olimpinis čempionas Virgilijus Alekna. Vakaras. Labai malonu visus jūs čia matyti. Tiek daug sporto žmonių vienoje vietoje iš tikrųjų labai senai buvo susirinkę. Ir iš tikrųjų man didelė garbė yra paskelbti pačią geriausią Lietuvos komandą. Na, o kas bus geriausia komanda, kas jie tapo, dėmesio į ekranus. Metų vyrų komanda. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Pasaulio čempionate Ispanijoje mūsų šalies krepšininkai buvo per žingsnį, kad pakartotų bronzinę 2010-ųjų sėkmę. Bet pasiekus pusfinalį teko pripažinti Jungtinių Amerikos valstijų rinktinės pranašumą, o mažajame finale buvo pralaimėta Europos čempioniai Prancūzijai. Lietuvos vyrų mažojo regbio rinktinė. Lietuvos regbininkai po dramatiškos kovos laimėjo Kaune vykusį Europos A grupės čempionatą ir iškovojo teisę 2015 metais kovoti 12 komandų elito grupėje. Tai reiškia, kad lietuviai išsaugo viltis patekti į 2016 metų Rio de Janeiro olimpiadą. Saulius Riteris ir Rolandas Maščinskas. 25 metų Riteris ir 21 metų Maščinskas Europos irklavimo čempionate Serbijoje finišą pasiekė per 6 minutes 8,82 sekundės ir pagerino varžybų rekordą. Pasaulio irklavimo čempionate Olandijoje jie buvo 4. Taigi, metų vyrų komanda yra Saulius Riteris ir Rolandas Maščinskas. Labas vakaras. Be galo džiugu gauti šį apdovanojimą. Nors stovim čia su Rolandu dviese, bet metų komanda, tai šalia mūsų greta eina be abejo be galo daug žmonių, kuriems norime padėkoti. Tai yra mūsų medikai, mūsų labai jaunas ir talentingas treneris Mykolas Masiulionis, visi draugai. Tuo pačiu Werneriui norim labai padėkoti už tai, kad jisai kiekvienas varžybas taip valo mum valtis ir poliruoja, kad jos būtų greitas. Na ir norėčiau Rolandui padėkoti. Ačiū. Labas vakaras visiems. Visų pirma, tai iš tikrųjų norėčiau pagrindę padėkoti savo tėvams, kurie mane atvedė į šitą sportą. Be abejo, visai savo komandai, kurie šiuo metu man labai padeda. Ir ateityje tikiuosi jūsų nenuvilti. Kągi, Lietuva po truputėlį tampa jau, arba kitaip gal perfrazuojant pasakyti, jau Lietuva kaip krepšinio šalis turi rimtus konkurentus, kalbant apie vandens sporto šakas, ar ne? Na, mes judame toliau. Pasveikinti sportininkų šiandieną į Kongresų rūmus atvyko
dainininkai, menininkai, atvyko artistai, tačiau svečiuose mes turime ir paprastų žmonių, paprastų, tokių tipiškų kūno kultūros atstovų tiesiai nuo televizijos, nuo televizoriaus ekrano. Ir vienas tokių yra labai stiprios, beje, vyriškos komandos, kuri vadinasi Humoro klubas atstovas, Mantas Stonkus, pasitikite jį. Labas vakaras, gerbiama publika, labą dieną visi, sveikinu visus su šitokia gražia švente, iš tikrųjų yra didžiulė garbė man čia dalyvauti ir džiaugtis kartu su jumis visais, kad sportas tampa labai populiarus visoje Lietuvoje. Pastebėjot, ar ne, ko gero, kad ne tik profesionalai sportuoja, bet ir paprasti žmonės tuo užsiema. Ir aš galvoju, kad sportą mes galėtume padaryti dar populiaresniu. Pavyzdžiui, prie to galėtų prisidėti, kad ir ministras Saulius Skvernelis. Ne? Įsivaizduokit, jeigu mes kiek sutaupytume pinigų, jeigu vietoj alkotesterių naudotume, pavyzdžiui, kokių žymių sportininkų nuotraukas. Įsivaizduot, sustabdo policija, daro reidą, sustabdo mašiną ir ten paduoda, pavyzdžiui, kokio nors sportininko, kurio pavardė, kaip taip lengvai neišsitarė, tarkim, kokio Andrėjaus Zadneprovskio, ne? Paduoda nuotrauką, atvažiuoja vairuotojas, labą dieną, blaivumo patikrinimas, pasakykit pavardę, Zadneprovskis, gerai, važiuokit toliau. Kitas, pavardė, čia yra Zadneprovskis, ačiū toliau. Kitas sustabdo įtartiną tokį. Kas čia toks, prašom pasakyti pavardę. Andrėjus, o pavardė, Zumdrovskis. Kas toksai? Zumdrovskis. Ir aišku, iš karto kiltų įtarimas, ar ne? Bet tada galima paduoti dar kitą nuotrauką, kad iki galo įsitikint. Paduodi kitą nuotrauką, kas čia toks? Čia ne toks, čia jo žmona. O tai pavardė? Tai sakykit. Lauras Dusk, Zapne, gėriau. Aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad sportu tenka užsiimti ne tik gyvenime, man jis yra labai didelis hobis, pavyzdžiui, labai yra įdomu stebėti jį per televiziją ir ne tiek įdomu yra stebėti sportininkus, kiek kartais yra įdomu klausyti komentatorių. Ir dažniausiai komentatoriai būna vyrai, bet labai smagu, kai būna moteris. Bet gan keistai skamba, kai moteris komentuoja, tai skamba panašiai, aš atsimenu, ko gero ir jūs daugumą atsimenat, gal ir nelabai norėtume atsiminti to 95 metų Europos krepšinio čempionato finalą, kai Gintarė Grišaitė komentavo varžybas. Tai skambėjo kaip šiek tiek kaip buitinis konfliktas namuose. Atsimena, kur, vyrai, ai. Arvidai, nedaužyk to krepšinio, nuvaliauk, ai. Pareikit į aikštę, žaiskit. Ir iš tikrųjų yra labai smagu. Kitas dar labai smagus komentatorius, kuris man labai dažnai užkliūva gyvenime, tai yra Nerijus Kesminas. Aš jį labai mėgstu, iš tikrųjų. Aš labai mėgstu, ypač kai gerbiamas Nerijus komentuoja futbolą, nes man atrodo, futbolas yra kaip tik Nerijaus Kesmino sportas. Didelė aikštė ir gali daryti, kol padaro perdavimą, ilgą pauzę. Žinot, kai Nerijus komentuoja, ir Mindaugas Kalonas su kamuoliu atgal atiduoda Stankevičiui. Stankevičius atgal Kalonui. Stankevičius Statkevičius perengė kamuolį Kalonui vėl. Ir galima daryti ilgas pauzes. Labai yra įdomu žiūrėti, kaip Nerijus Kesminas gerbiamas komentuoja krepšinio varžybas. Aikštė iš karto atrodo, kad jam yra šiek tiek per maža. Jis nespėja gaudyti, kas čia vyksta. Kur skamba maždaug taip jo komentavimas, kad labą dieną ir dar vienas Lietuvos krepšinio grandų mūšis, Žalgiris su Lietuvos Rytu, kamuolys skrieja į orą, atkovoja ir tai yra viskas, pirmojo kėlinio pabaiga. Dažnai pastebiu tokį dalyką, kad Lietuvos sportininkai, aš noriu jums prisipažinti, visos tautos vardu jūs mums esat patys didžiausi didvyriai. Mes jūs labai mylim ir žinokit, tikrai atpažįstame gatvėse visada. Bet būna toks keistas dalykas, kad užsienį pamatai ir galvoji, šitas ar ne šitas. Man buvo toks keistas nutikimas po Londono olimpiados. Man teko svečiuotis Londone ir aš atsimenu,
Atvažiuoju į oro uostą, baigėsi olimpiada, ištuštėja viskas, aš vaikštau ir pasiklydau. Daugybė vartų, didelis oro uostas, aš pasiklydęs vaikštau, nerandu, kur rasti savo vartus ir žiūriu, stovi kažkur matytas žmogus. Aš prieinu ir sakau, excuse me, sir, atsiprašau, sir, maybe you know where's my gate, I'm late. Ir jis žiūri mane, aš sakau, nerandu vartelių, labai vėluoju, jis taip žiūri mane. Okay, listen. Now you here, yeah? You play here, you run. You play pick and roll. Don't fall. Aš jaučiu, pradėjo rėkti ant manęs. Iš kažkur atsirado Jozukas, koja masažuoja. Žiūri, kaip man sako. Aš stovi, nesuprantu rankšluoj. Now you go there, you play pick and roll, don't fall. And when you fall, you run there. Braižo ant lentelės kažką. Pradėjo mane stumt. Davai, varu. Aš einu, sakau, einu. Ir aš paskui tik tai atsisėdęs lėktuve supratau, kad tai buvo gerbiamas Kęstutis Kemzūra. Ačiū Jums labai, dar kartelį su švente visus. Mantas Stonkus. Taip, sportininkų gyvenimai įdomus. Be abejo, Mantas greičiausiai savo šio tokiu trumpu pasakojimų, monologų norėjau padėkoti ir visiems mūsų apie sportą rašantiems žurnalistams ir komentatoriams. Paplokite jiems, kadangi jie daro iš tikrųjų sunku, ne visuomet dėkinga, bet labai svarbų darbą. Ačiū Jums iš tikrųjų, broliai ir seseris. O dabar, kadangi taip gerai gaunasi, aš norėčiau dar apie vieną dalyką šnektelti. Tai yra apie sporto mėgėjus. Jūs pasižiūrėkite. Pastebėjote turbūt kiekvienais metais, ypač praėjusiais metais aš pastebėjau, kad gatvėse labai daug bėgiojančių žmonių, ar ne? Labai daug maratonų. Tie, kurie gyvena miesto centre Vilniuje, pradeda pykti, nes čia jiems negalima išvažiuoti su mašina, per gatvę pervažiuoti taksi ir panašiai. Bet sportuojančių žmonių daug, važiuojančių dviračių. Žmonės eina į sporto klubus, žmonės netgi namuose kažkokiu būdu atsineša, mačiau, į viršų tempia treniruoklį ant peties ir netgi, aš nežinau, ar tai imituoja ar ne, bet iš tikrųjų bent jau atrodo, kad jie sportuoja namuose. Sportas tampa labai svarbus dalykas, taip kad aš norėčiau, kad profesionalų sportininkai paplotų mėgėjams sportininkams, kurie šiuo metu yra prie televizorio ekranų. Ir žinoma, tai yra tokie linkėjimai, nesistengkite daryti tai, ką aš darau, nes aš esu profesionalas, taip kad likite tam lygiai ir visi bus saugus ir gyvens laimingi. Puiku. Šį kartą mes priartėjome prie iš tikrųjų tokios nominacijos, kurios verti yra tikri profesionalai. Tai yra metų sportininkas. Metų sportininkas. Štai šį apdovanojimą į sceną aš kviečiu įteikti Jo Ekscelenciją prezidentą Valdą Adamkų ir olimpinį pasaulio Europos čempioną Modestą Paulauską. Labas vakaras visiems. Mes, kaip sakant, po truputį einam į priekį ir nekantrai laukiame paskutinių laureatų nominacijų. Taip kad su malonumu, su didelė pagarba mes paskelbsime to ir kviečiu gerbiamą prezidentą paskelbti. Labas vakaras visiems. Šis vakaras ypatingai svarbus įvykis Lietuvos sporto gyvenime ir paliečiantis, sakyčiau, visą sportuojantį jaunimą. Man yra tikrai didelė garbė šiandieną dalyvauti čia, nes puikiai žinau, kad vien tik tai pasiekti šį lygį sportiniam gyvenime reikia ir ryžto, ir darbo, tiek fizinių, tiek ir dvasinių jėgų sukaupime. Tad džiaugiuosi šiandieną kartu su visais Lietuvos sportininkais, sporto rėmėjais, gerbėjais ir kviečiu visus žvelgti į ekranus prieš, kaip sakant, už nominaciją metų sportininkui. Metų sportininkas.
Aurimas Didžbalis. 23 metų sportininkas sugrįžo po diskvalifikacijos ir pasaulio čempionate Kazachstane svorio kategorijoje iki 94 kg iškovojo bronzos medalį. Dvikovės suma 399 kg. Rovimo rungtyje klaipėdietis pelnė mažąjį sidabro medalį 185 kg. Jevgenijus Šuklinas. 28 metų atletas išlieka pasaulio elite. Pasaulio čempionate Rusijoje vienviečių kanojų varžybose 200 metrų sprinto rungtyje pelnęs bronzos medalį. Sportininkas iš Visagino pakartojo 2006, 2007 ir 2009 metų rezultatą. Edgaras Venskaitis. 28 metų imtynininkas pasaulio čempionate Uzbekistane laimėjo bronzos apdovanojimus svorio kategorijos iki 66 kg varžybose. Iš 10 vaikų šeimos kilęs tauragiškis lemiamoje kovoje dėl medalio per 17 sekundžių patiesė 2010 metų pasaulio čempioną iš Azerbaidžano. Gerbėmieji, metų sportininkas Evgenijus Šuklinas. Labas vakaras visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti organizatoriams už tokią puikią šventę, komisijai už garbingą apdovanojimą ir visų pirma mano komandai, čia trenerių komanda Egidijui Gustui, Tomui Gadeikiui, Raimondui Labuckui, mano pirmam treneriui Sucharukovui Vasilijui, daktarui kineziterapeutui Jurijui Vašinkovui, mokslininkams Juozui Skernevičiui ir Egidijui Balčiūnui. Ir savo visaginiečiams už palaikymą ir visiems tiems, kurie už mane balsavo. Ačiū Jums. Kągi, mes prieitėjome prie dar vieno apdovanojimo, jų šį vakarą liko vos 2. Ir štai šis apdovanojimas yra skiriamas metų sportininkiai. Metų sportininkiai. Šį kartą apdovanojimą įteiks 2 vyrai, tačiau jų likimai visiškai skirtingi. Aišku, jie buvo geidžiamiausi jaunikiai, tačiau vienas labai trumpai, kitas labai ilgai. Vienas jų abu jie žaidė kamuoliu, vienas krepšinio, kitas futbolo. Abu jie dainuoja, tik tai vieną klauso šeimos nariai, kitas surenka didžiausias Lietuvos arenas. Ir bet kokiu atveju tai yra, nesuklysiu pasakęs, net pavydžiai prikandęs lūpą, tai yra turbūt bene mylimiausi vyrai Lietuvoje šiuo metu. Ir toks faktas. Arvydas Sabonis ir Marijus Mikutavičius. Labas vakaras visiems. Biški. Žinot, šiandien labai smagu. Gal pakelt reikia šiandien? Kaip tai? Nereikia. Artistas, negadinkit inventoriaus. Žinot, šiandien labai smagu, kad ne tik sporto varžybos, bet ir sportininkų apdovanojimai transliuojami tiesiogiai. Nėra blogai. Ir man šiandien labai pasisekė, kadangi aš pirmas pasveikysiu geriausią šių metų sportininkę. Linkiu merginoms sėkmės. Ačiū. Aš nežinau, ką sakyti šį vakarą, bet paskui prisiminiau, kai kažkada ėmiau interviu iš Rimo Kurtinaičio ir man sakė jisai, kad, žinai, kiekvieno sportininko laimėjimas yra didelis
žingsnis į pralaimėjimą. Po to prisiminiau kažkokį Michaelo Jordano interviu, kuris sakė, žinot, per savo gyvenimą aš nepataikiau 9000 metimų, aš pralaimėjau 300 svarbių rungtynių, 26 kartus man buvo patikėta išplėšti pergalę ir man nepasisekė. Bet būtent todėl man pasisekė gyvenime. Ir sulyginau visą tai ir prisiminiau, kaip kažkada su Arvydu Saboniu sėdėjom ant kranto, gaudėm žuvį ir paklausiau, tai kaip tas sportas, Arvydai? Jis sakė, ką čia šnekėt, tau kimba. Todėl pagaudykim žuvį ir išsiaiškinkim, kasgi yra metų sportininkė. Pažiūrėkime, kas buvo pretendentės. Metų sportininkė. Rūta Meilutytė. 17-metė plaukikė šiemet savo kolekciją papildė paskutiniais titulais, kurių dar neturėjo. Ji 2 kartų tapo antrųjų jaunimo olimpinių žaidynių Kinijoje čempionė ir iškovojo auksą Europos čempionate Vokietijoje 50 metrų krūtine rungtyje. Didžiojoje Britanijoje besitreniruojanti kaunietė metus baigė aukso 50 metrų krūtine ir sidabro 100 metrų krūtine medaliais trumpajame baseino pasaulio čempionate Katare. Inga Mikštaitė. 34 metų kovotoja šiemet Europos čempionate Azerbaidžane susigrąžino žemyno čempionės titulą svorio kategorijoje iki 65 kg. Rudenį kaunietė buvo antra absoliučios kategorijos Europos čempionate, kuris vyko Kaune. Milda Valčiukaitė. 20-metė irkluotoja jau yra pasiekusi puikių pergalių suaugusiųjų varžybose kartu su Donata Vištartaite, o jaunimo grupėje yra nepralenkiama irkluodama vienvietė. Šiemet Italijoje vykusiose jaunimo iki 23 metų pirmenybėse artimiausia varžovė ji aplenkė daugiau nei 4 sekundėmis. Kągi, ponios ir ponai, metų sportininkė yra. Rūta Meilutytė. Rūta Meilutytė yra Lietuvos metų sportininkė ir šiuo metu Rūtos nėra su mumis, jinai negalėjo būti, tačiau žinoma, Rūta atsiuntė savo padėką ir kreipimąsi jūs. Žvilgtelkite į ekranus. Sveiki. Labai gaila, kad negaliu būti kartu su jumis šį vakarą, tačiau toks jau yra sportininkų gyvenimas ir jūs tai puikiai žinote. Labai ačiū už šį pripažinimą. Man yra didžiausia garbė tapti Lietuvos metų sportininkė ir dar didesnis stimulas siekti geresnių rezultatų. Ačiū visiems už mane balsavusiems ir visiems, kurie mane palaiko, mano draugai, šeima, treneriai, komandos draugai, daktarai ir visi, kas už mane serga. Taip kad ačiū labai ir siunčiu jums pačius šilčiausius linkėjimus. Ačiū Rūtai Meilutytei, apdovanojimą pasiimti mes pakviesim turbūt Rūtos tėtį Saulių Meilutį. Visų pirma, man yra didžiulė garbė priimti šį apdovanojimą iš vieno iš iškiliausių Lietuvos sportininkų, Arvydo Sabonio. Tai labai jaudinantis momentas, o ką nors pridėti prie to, ką pasakė Rūta, tikriausiai aš jau ir negaliu. Visiems labai ačiū. Taip, ačiū džentelmenai. Ir mūsų šį vakarą liko ceremonijoje dar vienas apdovanojimas. Jisai bus įteiktas netrukus, tačiau prieš tai dar vieni čempionai. Jie neseniai tapo čempionais Lietuvos talentų konkurse, tačiau čempionus pripažinimas jiems yra pažįstamas, kadangi 2013 metais jie tapė Lietuvos, Pabaltijo ir netgi pasaulio gatvės gimnastikos čempionais. Project Mayhem.
Project Mayhem. Dar kartą aplodismentai šiems nuostabiems džentelmenams, vaikinams, kurie labai daug ir sunkiai dirba. Lygiai taip pat kaip ir mūsų patys iškiliausi sportininkai, kurie garsina šalį visame pasaulyje. Ir tai yra suprantama, dėl to mes labai džiaugiamės, jais didžiuojamės. Tačiau yra asmenybių, kurių darbas garsinant Lietuvos sportą ir padedant Lietuvos sportui yra kartais atrodytų labai sunkiai išmatuojamas. Todėl paskutinio šio vakaro nominacija, paskutinis apdovanojimas pavadintas tiesiog paprastai, kuris turi labai gilę ir labai svarbią reikšmę. Už nuopelnus Lietuvos sportui. Už nuopelnus Lietuvos sportui. Ir šį kartą į sceną įteikti štai šį ypatingą, ypač garbingą apdovanojimą aš kviečiu du žmonės, kurie atstovauja šio renginio organizatorius. Tam tikra prasme tai yra šio renginio šeimininkai, Lietuvos sporto 2014 apdovanojimų šeimininkai ir jūs juos puikiai pažįstate. Tai yra Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė, olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė. Ir Kūno kultūros bei sporto departamento generalinis direktorius, rankininkas Edis Urbanavičius. Pasitikite. Labas vakaras, mėly kolegos, sporto žmonės. Šiandien labai didžiuojuosi, galėsianti ant šitos scenos pasveikinti, pagerbti žmogų, kuriuo visuomet labai žavėjausi ir tebesižaviu. Mano manimu, tai viena iškiliausių asmenybių Lietuvoje ir be viso to, tai žmogus, kuris visuomet mėgo, palaikė, tebe palaiko sportą, yra tas tikrasis sporto žmogus. Tai vienintelė nominacija, kurioje nebuvo jokių ginčų, jokio apsisprendimo, nes paminėjau šią pavardę, visi iš karto palaikė ir sutiko, kad tai yra pats verčiausias šiandien gauti šį apdovanojimą. Labas vakaras, gerbiami kolegos. Džiugu jūs čia visus matyti, o man dar džiugiau būti tarp jūsų. Iš tikrųjų didžiulė garbė yra čia būti šioje salėje, matyti tiek garbių žmonių, kuriuos gyvenime mačiau tik tais televizijos ekrane kitą kartą, o dabar esu su jumis kartu.
Ir noriu paskelbti paskutinę nominaciją už nuopelnus Lietuvos sportui. Jo ekscelencija prezidentas Valdas Adamkus. Sunku surasti tinkamus žodžius. Jeigu sakoma kartais, kad žmogų ištinka šokas, tai tu prisipažinti, kad beveik vos neįvyko čia salėje šiandien paskelbiant šią nominaciją ir šią paskirtą garbę man. Kai aš prieš porą minučių kalbėdamas sakiau, kad pasiekti šitą lygį, čempionų lygį, iš sportininkų reikalaujama labai daug darbo, prakaito, bet mano supratimu tai daugiausiai ryžto, apsisprendimo ir siekti tikslo iki pergalės. Mes šiandieną turime visą eilę puikių sportininkų. Aš manau, kad tikrai pritrūktų ir dovanų šiandieną visus juos apdovanoti. Iš sportininko reikalaujama daug. Ir man atrodo, kad, sakyčiau, jo dvasinis nusistatymas yra turbūt pats reikšmingiausias, nes jisai įtaigoja ir pareikalauja iš sportininkų daugiausiai darbo, pasiryžimo ir galų gale pergalės pasiekimo. Ir aš šiandien pasinaudodamas tą progą noriu kreiptis į valstybės vadovus, savivaldybių vadovybės kitas, atkreipti ypatingą dėmesį į jaunimą. Man atrodo, laikas grąžinti į mūsų mokslo švietimo sistemą fizinio auklėjimo pakankamai reikalingą skaičių. Mums reikia atkreipti ir sudaryti sąlygas sportininkam ruoštis, nes pas mus yra taip. 37 metais laimėjome Rygoje Europos krepšinio pirmenybes ir visa tauta pradėjo žaisti krepšinį. Šiandieną mes turime naują žmogų, kuris garsina Lietuvos vardą pasaulyje, tai mūsų plaukikė Rūta Meilutytė. Mano noras, kad ne vien tik tai per iškiliosius sportininkus, iškiliosius laimėjimus mūsų valstybės vadovybė atkreiptų dėmesį į jaunimą, jaunimo auklėjimą, suteikdama sportui ypatingą dėmesį. Tai yra mano giliausias prašymas visiems ir tuo pačiu dar kartą dėkoju už šitą įvertinimą. Ačiū labai. Kągi, ačiū labai visiems, kurie atėjo į šį vakarą, visiems, kurie surengė štai tokią nuostabią šventę, visiems televizijos žiūrovams, kurie buvo kartu. Ir mes tikimės, kad susitikę po metų mes taip pat turėsime naujų čempionų, naujų sportininkų, naujų vardų ir naujų pergalių. Tai visiems mums ypatingai svarbu. Ačiū Jums visiems šį vakarą, o pabaigai dar vieni ypatingi svečiai. Tai yra Merūnas Vitulikis ir Rosita Čivilytė.
tavo balso, lyg tylios nakties maldos. To nieks nesuprato, praregėjimas toli. Tos mintys neramios, pamiršti keliai namo, ko siela nerimsta, man esi tokia brangi. Tau kasdien sakau, būk su manimi. Laikas bejėgis, man noras tikėti sugrįši ir prisiliesti tau ranką, ištiesti, kai grįši. Jausmas nemirs, jei tiki, jausmas nemirs, jei tiki. Dieviškai gera, kai užmiršta, sena sugrįžta. Nerti bedugnė ir perėjus ugnį sugrįžki. Jausmas nemirs, jei tiki, jausmas nemirs, jei tiki. Tu toliau nei aš maniau, neberas ko gero, mano mintis kuriasi. Kas bus klausia naktys, jei dvi širdys pasiklys, kiti kontinentai ir laikai jau kiti. Ar mane girdi? Ar mane girdi? Laikas bejėgis, man noras tikėti sugrįši ir prisiliesti tau ranką, ištiesti, kai grįši. Jausmas nemirs, jei tiki, jausmas nemirs, jei tiki. Dieviškai gera, kai užmiršta, sena sugrįžta. Nerti bedugnė ir perėjus ugnį sugrįžti. Jausmas nemirs, jei tiki, jausmas nemirs, jei tiki. Ceremonia